Panevėžio kolegijoje pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp regiono aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo centrų. Sutartį pasirašė Kauno technologijos universitetas, Panevėžio kolegija, Kupiškio technologijos ir verslo mokykla, Rokiškio bei Panevėžio profesinio mokymo centrai ir Biržų technologijų ir verslo mokymo centras. Mes tikimės, kad jinai duos daug darbo, pirmiausia, kadangi šiandien čia visi kolegos iš profesinių rengimo centrų vadovai, tiek profesorius daktaras Eugenijus Savalatka, KTU rektorius pastebėjo, kad pasirašyti sutartį nėra sudėtinga, bet ją įgyvendinti, pasiekti toje sutartyje numatytus tikslus ir uždavinius. Čia yra daug darbo, tai mes tikimės, kad po šitos sutarties pasirašymo mes pasiraitosim rankovės ir pradėsim dirbti regiono labai. Tai pirmiausia, tai užtikrinam studijų testinumą, pradedant 4 lygio profesinio rengimo centrų absolventais ir baigiant 7 lygio magistrais, kurie tie jauni žmonės, jie praktiškai regione turės visas sąlygas čia gyvendami, čia būdami baigti profesinį rengimo centrą, baigti Panevėžio kolegiją, įsigyti arba 5 lygio arba 6 lygio profesinio bakalauro diplomą ir toliau siekti magistro arba eiti dirbti į pramonės įmonės, kurios tikrai labai laukia mūsų šitų kvalifikuotų specialistų su aukštuoju išsilavinimu. Reikėtų padirbėti mums visiems bendromis veiklomis su mokiniais ir studentais. Juk iš tikrųjų daug rodė Gediminas Sargūnas, gerbiamas, bendrystės tarp Rokiškio profesinio mokymo centro programų ir Panevėžio kolegijos studijų krypčių. Taigi, ta bendrystė leistų mums turėti bendras veiklas. Taip galėtų profesinio mokymo centro mokiniai susipažinti artimiau su tuo, ką siūlo Panevėžio kolegija, ir taipogi studentai atvažiavę galėtų Rokiškio profesinio mokymo centre kartu padirbėti mūsų bazėse su mokiniais. Aš manau, ir vieniem, ir kitiem tai būtų gera praktika, abipusė nauda ir kompetencijų gilinimas. Mes žvelgiame į Panevėžio kraštą, į Panevėžio regioną ir universiteto misija juk nėra užsidaryti viename kažkuriame mieste, tarkim Kaune. Tai be abejo, Kaune vyksta universiteto plėtra, daugybė yra projektų, daugybė planų, iniciatyvų. Tačiau mes kalbame apie universiteto būtent poveikį ir Lietuvai, ir regionam. O čia yra jau tradicijos, tikrai ne vieni metai, ne vienas dešimtmetis, kuomet KTU, anksčiau Kauno Politechnikos institutas, veikė, dirbo ir kūrė Panevėžio kraštui. Ir tą, ką aš ir kviečiu visus kolegas, tai kartu kurti ekosistemą. Būtent aš puikiai žinau verslo pramonės lūkesčius ir yra labai svarbu, kad ranka į ranką dirbtų tiek savivalda, kalbant apie vidurinio ugdymo sistemą, kalbant apie profesinės mokyklas, kalbant apie kolegijas ir universitetus. Tai čia tos sinergijos paieška yra nepaprastai svarbi, norint, kad Panevėžio krašte vėlgi vyktų tie procesai, kokių mes norime. Tai ir verslo pramonės augimas, ir talentų pritraukimas, arba jaunų žmonių pritraukimas. Sutartyje yra numatytos veiklos, kurios ten yra, ir aš galvoju, kad mes tas veiklas būtent ir vykdysim. Pirmiausia, tai yra, pirmas žingsnis tai yra pažinti vieni kitus, kad mūsų mokiniai atvyktų čia, susipažintų su profesijomis rengiamomis, su aplinka, su laboratorijomis, lygiai taip pat kviesti studentus pas mus į centrą, kad jie taip pat bendrautų su mūsų mokiniais, kad atsirastų tam tikras ryšys, pasitikėjimas, bendravimas ir bendradarbiavimas. Bendradarbiavimo sutartis sudaryta atsižvelgiant į Panevėžio regionui reikalingų specialistų parengimo svarbą. Pirmiausia, tai yra tai, ką šiandien įvyko, tai yra galbūt vienas iš tokių realiausių ir tvirčiausių žingsnių. Nepadaryta, tai nėra pačios strategijos. Aišku, šiandien yra pirma ta pradžia ir strategija yra numatytas tikriausiai bus laikas ir tiek ir universiteto rektorius minėjo, tiek ir profesinių mokyklų vadovai, kad strategija yra labai svarbu. Jeigu bus strategija, jeigu mes matysim ir nuolat tą strategiją seksim ir ją tobulinsim, tai mes tikrai pasieksim rezultatų. Esmė yra tai, kad kaip šiandien daug kur nuskambėjo, reiškia, kad mes kalbam apie tokį
tvarumą, apie tokį ekonomiškumą, mes kalbam apie žiediškumą, tai mes šiai dienai kalbėkime ir apie tai, kad atvažiuoti iš Rokiškio į Panevėžį yra sudėtinga studentam. Mes kalbėkime apie tai, kad galbūt kai kurios specialybės yra visai kitos, kurių laukia, sakysim, verslas, kur verslas yra nusiteikęs, kad tos specialybės būtų ir kad tie specialistai ateitų į Panevėžio verslą. Mes galim šnekėti ir apie regioninės įmonės, turim tikrai nemažų regioninių įmonių, tokių kaip Rokiškio sūris, Rokiškio mašinų gamykla. Jiem reikalingi specialistai, konkretūs specialistai. Tai vat jeigu po to, kas šiandien įvyko, prasidės tas procesas, kad mes artėsim po truputėlį, tai neįmanoma per kelias dienas ar per kelius metus, artėsim prie to, kad tai, ko reikia verslui, tas yra ruošiama ir ugdoma profesinio mokymo įstaigose, kolegijoje ir Kauno technologijos universitete. Tai mes tikrai turėsime tą rezultatą, ko mes šiandien ir siekime. Tikimasi, kad ši sutartis pagerins studijų prieinamumą Panevėžio regiono moksleiviams ir bus geriau panaudota švietimo įstaigų turima unikali įranga.